Mama, ar jau laikas pietauti? Jau netrukus Petriuk. Žmogaus organizmas gauna energiją pačiu geriausiu būdu iš skanių patiekalų, tokių kaip šis. Tačiau maistas yra tik žaliava. Organizmas turi išgauti energiją iš maisto produktų, juos suvirškindamas. Maisto kramtymas yra pirmas ilgo virškinimo proceso žingsnis. Šis procesas perdirba medžiagą į energiją. Maistas tuoj keliaus žemyn stemple, į skrandį vedančių vamzdžių. Tuo tarpu, gretimos nervų ląstelės branduolyje Šefe, atkeliauja pranešimas. Jūs nežiopsaukite. Ar nematote, kad maistas jau keliauja žemyn? Tuoj pat išsiųskit pranešimą stemplės sienelių raumenims, tegul greičiau pasijudina. Skubus įsakymas stemplės sienelių raumenims. Na, pats laikas ir jums, tinginiukai, imtis darbo. Nagi, dykinėtojai, to jau pat atsibuskite ir prie darbo. Dabar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dešimt kilodžiaulių riebalų, 5 kilodžiauliai baltymų, 5 kilodžiauliai krakmolo, labai gerai. Ir cukraus daugoka, sakyčiau. Dar šiek tiek riebalų, keli vitamino D vienetai, gerai. Galite praleisti šį kąsnį, tik nereikia skubėti. Geriau vengti kamščių. Vaikai ir taip greitai ryja maistą kaip smakai. Atlaisvinkit kelią į skrandį. Iki. Atsiprašau. Skrandis ir skrandžio sultys veikia kaip perdirbimo gamykla, kur atskiriami ir klasifikuojami visi maisto kratinyje esantys elementai. Riebalai, skaidulos, mineralai, vitaminai, krakmolas, cukrus, baltymai. Visi džempo pietų ingredientai yra suskaidomi ir ištirpinami skrandžio sultyse. Atkeliauja maistas. Prasidėjus virškinimui, mums reikia žymiai daugiau sulčių. Skubiai padidinkime sulčių tiekimo greitį. Labas. Iki. O dabar, manau, mums prireiks visų skrandžio fermentų. Kviečiame visus skrandžio fermentus. Kviečiame visus skrandžio fermentus. Skubiai prisistatykite tarnybai.
Profesoriau, kur jie taip lekia? Jie keliauja į skrandį, vaikelį. Jie taip verčiasi per galvą, nes juos iškvietė į tarnybą. Iškviesti fermentai viską metą ir lekia. Tegul jie sau skuba virškinti, bet galėtų bėgti šiek tiek atsargiau. Mūsų gabenamas deguonis yra brangus. Juk tai vis dėlto svarbus produktas. Hormonai. Mažyčiai, bet greitai veikiantys. Jų gyvenimo pašaukimas yra padėti skrandžio fermentams, kai jiems reikia pagalbos. Pažvelkit štai ten. Pepsi, pienas yra mano specialybė, tu turi apdoroti baltymus. Maniau, jog tu žinai, brangioji. Nagi, leis man juo pasirūpinti. Kokia aš netikša. Štai, imk. Sunkiai dirbantys fermentai gauna šiek tiek poilsio nuo virškinimo darbų, bet netrukus juos vėl užtvindo ir jie vėl pluša, kas suspėtų atlikti visus darbus. Peptidai, amino rūgštys ir sutirštintas pienas, viskas taip, kaip ir turi būti. Ir kaip visada per daug cukraus. Tik pažvelkit tuos riebalus, jie tiesiog prašosi skrandžio sutrikimo. Kągi, atverkite prievarčio sutraukiamą į raumenį ir atlaisvinkite kelią į plonąją žarną. Ei, jūs, ką čia veikiat? Kas? Ar mes pareigūne? Esame žarninės lazdelės. Mes gyvename plonojoje žarnoje, pareigūne. Tai pareigūne, žarna yra toje pusėje, tad manau, mes jau keliausime. Viso gero. Jie sakosi esas žarninės lazdelės, bet jie panašus į salmoneles. Palaukite, bakterijos, grįžkit čia. Parodykit man savo dokumentus. Keista. Gal man tik pasivaideno? Keista. Gal man tik pasivaideno? Nagi, Džembo, tik nepersivalgyk to obuolių pyrago. Petrai, jis toks skanus, tik dar vieną mažytį gabalėlį. Tai kad jau pakankamai privalgiai. Aš esu augantis berniukas su geru apetitu. Jis ir vėl kemša kiek telpa. Tik pažiūrėkite visus tuos riebalus ir cukrų. Šlikšto. Skubus pranešimas tulžies pūsliai. Tuoj pat padidinti tulžies gamybą. Kitaip niekada nesugebėsime suvirškinti visų šių papildomų riebalų. Taip pat praneškite kasai, kad reikia fermentų, daugybės fermentų, kas suskaidytų visą cukrų. Puikiai padirbėta. Net jei didžiąją dalį darbo atliko skrandis, būtume pražuvę be kepenų atsiųstos tulžies, padėjusios suvirškinti riebalus. Kurgi dingo tie užsakyti kasos fermentai? Jie būtinai turi suskaidyti cukrų ir baltymus. Leitenante, ten pilna bakterijų.
Nurimk, kvailutė. Tai žarninės lazdelės, jos mūsų pusėje. Turbūt mokykloje prastai mokysi, ar ne? Per visą dieną dar pamatysi milijonus šių bakterijų. O Melisa, pažvelk, tai celiuliozė. Taip, Emilija. Obuolio žievelė yra kaip tik mums, ar ne? Matau, merginos, vėl mezgate vitaminus? Ką organizmas darytų be vitaminų, kuriuos mes taip paslaugiai gaminame? Kaip manote? Ir vėl prasideda. O, vaikyti, kadagi mums leis pailsėti? Jis valgo viską, ko tik užsimano. Ir dažniausiai tarp valgymų. Nagi, fermentai, prie darbo. Kas tai buvo? Koks siaubingas dundesys, dėmesio, perpildytas skrandis, artėja avarinė turinio evakuacija. Šefe, ką jis to nori pasakyti? Ką reiškia turinio evakuacija? Jumbo Dams. Tuomet gal stebėkime? Žinoma. Gana, rajūne, gana. Tai jau tikrai paskutinis lašas. Nieko baisaus, Jumbo. Po kelių minučių pasijusi geriau. Atsigerk, vaikeli, turėtų padėti. Suveikė, jam labai pasisekė. Štai kas nutinka persivalgius riebaus maisto, ar supratot? Nors Jumbo nusipelnė šiek tiek gailesčio, tas pyragas tikrai buvo gardus. Štai ir viskas. Laikas tęsti virškinimo procesą. Kur sustojome? Ak taip, čia 12 pirštėje žarnoje. Kraujotaka atrodo veikia gerai. Kepenys. Jam labai pasisekė, kad turi stiprias kepenis, kurios sunkiai dirba, kad pašalintų nepageidaujamas medžiagas. Bet apie kepenis papasakosiu kitą kartą. Kepenys yra stebuklingos. Kasa taip pat yra nuostabus organas. Gerai, keliaukime toliau. Maestro, visur ramu, ar ne? Taip, ačiū Dievui. Labas rytas jums abiems. Neturite jokių nusiskundimų? Viskas kaip visada, nieko ypatingo. Tačiau būtų neblogai greitai pralėkti plonąją žarną. Šiandien Jumbo jau buvo supykinę ir mes tikrai nenorėtume prie viso to dar pridėti ir viduriavimo. Puikiai mintis. Šaunu, grįžkime prie darbo. Norėčiau iš arčiau pažvelgti į plonosios žarnos gaurelius. Žarnos yra padengtos šiuptuvo formos gaureliais su itin plonomis sienelėmis ir dideliu kraujo aprūpinimu. Čia visi elementai palieka virškinimo sistemą ir, prasiskverbdami pro kraujagyslių sieneles, patenka į kraujotaką, cukrus, druska, riebalai, vitaminai. Labai gaila, bet jums amino rūgštis draudžiama keliauti autostopu. Jūs turite patys rasti kelią į kepenis per kepenų tiekimo kraujagyslę. Ja rasite keliaudami tiesiai štai ten. Tu storoli negali įlipti, o jie turi išlipti. Riebalai keliauja limfinė sistema, juk puikiai tai žinai. Taip, Hema, žinome, kad nekenti anglies dioksido. Nesijaudink, Hema. Perėjęs per kepenis jausiesi švarus ir gaivus. Gerai, vyrai, slėpkitės.
Pažvelk, kapitone. Salmonelės bakterijos. Jos sukelia apsinuodijimą maistu. Dėmesio visi antikūnų padaliniai. Skubu. Pranešame, kad planojoje žarnoje pastebėtos salmonelės. Jos 12-pirštėje žarnoje. Siųskite kovos su salmonelėmis būrį. Taip pat reikės papildomo makrofagų pastiprinimo. Mus pastebėjo. Dingstame čia. Misija baigta, kapitone. Palaukite. Skambina pulkininkas. Situacija valdoma, pulkininkė. Kelios salmonelės sėkmingai prasiskverbė į plonąją žarną, bet mūsų makrofagai greitai ją sudorojo. Puiku. Šauniai padirbėta. Ačiū, sere. Šauniai padirbėta. Ačiū, sere. Panašu, kad jaunasis Džembo atsigavo po pykinimo ir po salmonelių infekcijos, kurios pateko į jo sistemą todėl, kad prieš valgydamas Džembo nenusiplovė rankų. O dabar jo vidaus organai tęsia virškinimo procesą. Pikas jau praėjo, bet įvairios bakterijos vis dar tyko pasiglemžti prasiskverbiančias dietinės skaidulas. Pone policininkė, tos bjaurios bakterijos baigia mus nukamuoti. O mes juk taip pat turime dirbti ir viską išvalyti. Štai žarninė ląstelė užsiėmusi baltymų skaidimu į aminorūgštis. Viena jos kolegų šniukštinėja aplink ir bandydama kažką rasti. Kitos ląstelės gamina vitaminus. Merginos, nepamirškite pagaminti vitaminą B, nes jo prireiks naujo kraujo produkcijai. O kaip vitaminas K? Be jo kraujas nekrešės. Niekaip negaliu prisiminti B vitamino modelio. Duok čia. Aš to parodysiu. Štai taip. Viskas, kas liko iš skanių Džembo pietų, tai skaidulos. Dabar perleisime jas pro storąją žarną, kur su skaidulomis elgiamasi gan šiurkščiai. Spaudžiant, iš skaidulų pašalinama visa drėgmė. Ją sugeria žarnos sienelės, o skaidulos žygiuoja toliau. Kas ten apačioje? Ten apendiksas, brangioji. O kam jis reikalingas? Visiškai niekam, išskyrus apendicitą. Taigi matote, virškinimo proceso pabaigoje pilna policininkų, gerųjų bakterijų ir antikūnų prižiūrinčių tvarką. Bet kodėl jų tiek daug, šefe? Tai virškinimo proceso pabaiga. Jei keli žalingi mikrobai sugebėjo išgyventi, čia yra puikia vieta daugintis, nes klimatas yra tiesiog idealus. Yra daugybė gerųjų bakterijų, kurios padeda mums virškinti. Jo savo paslaugas teikia nemokamai. Gerai, imkimės kokio nors darbo. Nagi, vyručiai, mes jau čia. Laukite mano signalo, tada pradėkite daugintis. Pulsime juos iš pasalų. Pasiruošę? Dalinkitės. Salmonelės, policija, kodėl neatsiliepėt? Jie jau pakeliau maestro, puiku. Kuo greičiau, tuo geriau. Jie plinta žaibo greičiu. Tu teisi, pavojus. Gaubtinė žarna pilna salmonelių. Policija, atsiliepkit. Visi patruliai privalo skubiai prisistatyti. Ar jūs su manimi, antikūnai? Dėmesio! Padėtis kritiška. Jų skaičius sparčiai didėja. Mums žūtbūt reikia gerai apmokytų ir atsidavusių kovotojų būrio, galinčio susidoroti su salmonelėmis.
Mes jau sudarosime, vyručiai. Tačiau nenustojam daugintis. Mes sugriausime šio vaiko virškinimo sistemą iki pamatų. Džembo nemiegotų taip ramiai, jei žinotų, kad mikrobų armija planuoja užgrobti jo organizmą. Jei jiems pavyks, kaltas bus tik jis pats, kad nenusiplovė rankų. Tai bus didingas mūšis, kuriam vadovauja pulkininkas Petras. Jie pernelyg greitai dauginasi. Turime pulti jau dabar. Metro, tu su savo specialiu antikūnų būriu pulsi kairįjį priešo flangą. Leitenantas Džembo jaunesnysis su policikline brigada stipriai puls jų centrą. Be laisvių neimam. Leitenante Klerė, jūsų limfocitų būriais pulkite iš dešinės. Aišku, supratau, pulkininke. Kapitone Petrai, perdodu jums vadovavimą visai šiai operacijai. Pasitikiu jumis. Nenuvilsiu jūsų, pulkininke. Kviečiu visas gerasias bakterijas. Ar girdite? Skubiai reikalinga jūsų pagalba kovai su masinė salmonelių invazija. Paskubėkite. Klausom, sere. Sąjungininkų dar nesimato. O pagaliau jie čia. Nereikia jaudintis, kapitone. Juk žinote, kad mes žarninės lazdelės niekada nepaliktume jūsų bėdoje. Žinau, šefe, bet jūsų netik jau ir daug. Mes turime keletą kozirių, kapitone. Tuoj pamatysite. Štai ir baigta. Žinote, žmogaus žarnyne yra milijonai įvairiausių bakterijų ir visos kovoja dėl išlikimo. Kai kurios iš jų yra ypač bjaurios. Tačiau gerosios bakterijos dažniausiai nugali blogasias. Kai laimi naudingosios bakterijos, o taip dažniausiai ir būna, tada viskas gerai. Naudingosios bakterijos laimi todėl, kad jos bendradarbiauja su organizmu. Organizmas saugo jas, o jos organizmą. Štai ir baigėme pasakojimą apie virškinimą. Paskutinis etapas – tai atliekų šalinimas.